Sveiki visi, eColor nariai. Parodysiu šiandien pamoką, kaip susikurti gražų foną, gražias linijas ar kažką panašaus. Gerai, pradedam, spaudžiam failą, atsidarom naują failą, aš naudosiu 1000 ant 500. Tada pasirenkam foną, kažkokią tamsesnę spalvą, aš naudosiu tamsiai mėlyną. Nuspalvinam foną. Tada pasiimam naują layerį. Pasiimam, dėkim, jeigu šitą spalvą tamsiai mėlyną naudoja, tai kažkokią šviesesnę, dėkim šviesiai mėlyną kažką, ar kažką panašaus. Tada darome kažką panašaus į tokį dalyką. Spaudžiame filter, blur ir motion blur. Pasirenkame 50 angel ir distinct ir pasirenkam 829, nors nežinau iš tikrųjų. Čia pagal jumis, kaip jūs norite, kad atrodytų. Čia galite pakeitinėti viską ir nustatykite, kaip jums, pavyzdžiui, yra gražiau. Man, pavyzdžiui, kažkur apie 800-600 visai nieko atrodo. Gerai. Dar pasiimam kažkokį visai kitokią spalvą. Dėkime raudoną arba kažką panašaus. Tada vėl darome taip pat. Ir viską taip kartojame. Nieko čia nėra iš tikrųjų sunkaus, tiesiog darote vis tą patį, keičiate spalvą į kitokią, darote vėl tas pačias linijas, spaudžiate vėl filter, blur, motion blur, ir va. Darote tai kiek norit kartų, šiaip galima išgauti ir gražų foną, galima išgauti nelabai gražų. Šiaip priklauso, kaip jūs sugalvosite padaryti spalvas, pritaikyti ir taip toliau. Su šituo aš baigsiu, manau šita spalva bus. Sėkmės pasidaryti tokį foną ir iki sekančio karto.